Sveiki istorinės technikos gerbėjai. Šiandieną mes esame... Kur mes esame? Utenos rajonas Daugailiai. Utenos rajone Daugailiuose mes esame. Dabar yra 23 metų spalio pabaiga, toks rudeninis jau metas, iš tiesų dargana, kaip matote, jau ir sniego yra. Ir štai mes šiandien lankydamėsi Utenos rajone Daugailiuose pas, parašom prisistatyti. Aivaras Karazija. Pas Aivarą. Aivarai, sakykit, kodėl mes čia esame? Norėčiau padovanoti senelę Moskvičių. Kitaip tariant, jūs norite, kad Moskvič automobilis, štai esantis šiandien, patektų į retromobilio rankas. Būtent dėl to, kad jį reikėtų išsaugoti. Būtent išsaugoti dėl to, kad išardyti ir panašiai, ar dalim paleisti, ar parduoti neapsimoka. Sakykite, Aivarai, kokia yra šio Moskvič istorija? Istorija senelis, jį nusipirka pagal paskyrą 79 metais, samdė vairuotoją, važinėja, pats teisių neturėjo ir kaip sakant, nu ir ką, ir važinėja kažkiek tai, kiek vairuotojas vežiodavo, tiek važinėdavo su juo, o paskui kaip stoja ir stoja, sveikata nebeleido, ten aš kažkiek tai dar pasivažinėjau. Aš gal net vėliau važinėjau, gal 2010, man atrodo, nes, ne 10 jau nebevažinėjau, iki 2000-ųjų važinėjau, jo, tiksliai, ar atsimenu. Aš šiaip tai viskas jisai nedaug prabėgęs, pirmą ridą jo čia tikrai ridą jo, tiek ir pravažiavęs, tiek atstovėjęs jisai, nu ką, grūdus vežiodavo realiai iš kolokė, kaip ir visi tais laikais. O tai kada jau čia paskutinį kartą jisai važiavo? Jisai 98 kažkur tai važiavo ir visus metus prastovėjo garaže ir tik tai va dabar va jį ištraukiam, kaip sakant. Į dienos šviesą dabar tik ištraukėt. Jo, reikia, kaip sakant, atlaisvinti vietą su naujai technikai, remontuoti nėra laiką ir rūpa, tai norėčiau aš jį išsaugoti, tokia tolika sąlyga, būtent, kad su juo galima būtų perlėkti ir ypatingai mano puseriai Laurai Žemaitytei, tai va linkėjimai jai. Tai va, mes su ją sutarėm jį padovanoti, geriau padovanoti, kad jisai gyvuotų, bent jau gyvuotų ar stovėtų kažkur tai, kad neišeitų dalim. Tai Laura, ačiū Jums, Aivarai, tai dėkojam labai už dovaną, mes savo ruoštų taipogi turime dovaną, tai yra jau dabar, kadangi vakarai pakankamai ilgi, mes dovanojam visus žurnalo Retromanai numerius, čia yra jų tikrai nemažai. Matau, jo. Ačiū Jums dar kartą, o mes savo ruoštų tada perleisim jau žodį ir pasirodymą mūsų Vytautui. Taip, kad Vytautai prašom į sceną ir paaiškinti, kas čia yra ir ar mums pavyks mums užvesti. Labą dieną. Labą. Jums. Labą. Dar kartą ačiū labai už tokias dovanas ir prizus ir panašiai. Ką mes matom? Moskvičių, Iževsko gamybos. O, garsas turbūt geresnis. Trumpai, tai dabar tik tai galiu papasakoti, ką matau, reiškias, aišku, čia pats savininkas turbūt daugiau papasakotų negu... Pats kažkur tai buvo užkliuvęs ir... Ne, čia ne aš tik glosiu, šiaip, bet kur glostysiu. Tai daugiau savininkas papasakotų, aš manau, kad padarysim be jūsų žiūrovų pagalbos tokią apžiūrą ir paskui pažiūrėsim, ką mes galim padaryti čia vietoje, ta prasme, ar išgirsti jį dirbantį ar ne, pavažiuoti, aš tik tai matau, kad oro netrūksta padangose, tai jau gerai, o toliau žiūrėsim, tepaliukai, benziniukas ir panašiai. Tai va. Pabandom. Tai panašu, kad nei sąjungos, nei stabdžių mes neturėsim čia šiandien. Oras labai drėgnas, labai pirštus lenkia į save. Tai va, bet akumuliatorių įdėti ir pabandyti išgirsti gyvybę, pamatyti, ar suka, ar nesuka. Šiaip sukia viską. Tai būtinai pabandysim, toj pat atnešam akumuliatorių. Benzino turit, ne? Turėsim, rasim. Į tą pusę padėjom. Čia gali būti matai, kaip tarybiniais akumuliatorius. Tai gali kitas klipas. Jis gali... čia gal šitas ir yra. Ne, čia neklėmus. O šitas. O šitas irgi turėtų? Čia yra masė. Masė, jo, čia yra šita masė, matyt, masės laidas, ten, kur aš rodžiau.
ten viduj tas masinis Jis laidas. atjungtas, tas daiktas. Bet ar pasieks masę dabar? Tokiu Pasieks. atveju. Pasieks. Kažkaip Kaip nors. patraukti, nebent. Nes, Na, tiek pasieks. jo, o dabar jau... Prašom, žiūrėkite vidų, tai mes turim būtiną atributą tų laikų. Jo, O kas įdomiausia, žiūrėkit, čia panašu, kad čia dar yra, Jo, kadangi čia laidukas, pasijungia jis dar turbūt ir šviečia. šviečia. Čia kažkas naujo. šviečia, jo. O taip, būtinai. Nu, tuo metu gana modernė radija Ural, atrodo, vadinasi. Dabar tiksliai nepasakysiu pavadinimo. Jo, Taip, jis Uralas, taip. Neatsimenu, bet jinai Ir čia veikia irgi viskas raktu gerai. Užsirakina, kad neišsitrauktų. Gali atrakinti ir ją išsitraukti. Ir jinai Įsijima turi... ir įsideda akumuliatorių bateriją. Jinai turi maitinimą atskirą, tu gali ją tiesiog išsitraukti ir eiti į paplūdimį ir Jo, klausytis, būtent. kaip Vilčinskas dainuoja. Tai va, žiūrėkit, matot, čia labai patogu, nežinau. Dabar tai mobiliaką norėtų pasikabinti. Tai būtent. Tai va, tai tikras tų laikų atributas. Tiesa, su automobiliu jie kartu neįdavo, tai yra papildoma komplektacija nusipirkti. Reikėdavo. Čia kaip suprantu, mes turim va. Tų laikų užrašai. Čia gal kūro sąnaudos, virželis rašydavo. Jo, ten yra visi šitie dokumentai, kada važinėta, kiek laiko važinėta, jisai vesdavo instrukciją. Taip. Šiaip tai labai įdomus dalykas, labai įdomus, nes nesu girdėjęs. Žmogus nusipirko automobilį, bet pats teisių taip ir neturėjo. Ir samdydavo vairuotoją. Vairuotoją turėdavo kokio nors nukolūkio viršininkas, tai suprantu. Ne. O jisai, va, reiškia, jis turėjo gerą draugą ir vat, su juo visą laiką jisai vairuodavo. Jis turėjo pinigų, o draugas turėjo teisės, bet neturėjo pinigų. Būtent. Ir susimetė... Va taip, instrukcija. Nu, įdomus dalykas, dar reikės pavartyti daugiau, reiškės, bet labai smagu, kad yra praktiškai išlikę visa informacija ir visa kita, kas tais laikais kažkoks tai matuoklis, išlikę autentiški daiktai ir viskas taip, kaip buvo prieš 20 metų. Daugiau netgi, prieš 30 tai va, viskas buvo. Dabar mes įdėjom akumuliatorių ir aš pabandysiu pasukti raktelį, pažiūrėti, o kažkas sukruda benzin, sukruta reiškia rodiklės, tai pasižiūrim, ar... Ne, bestis tai. O, labai įkliai sukasi. Dabar mes paduosime benzino. Elektros turim, oro turim, trūksta tik tai... benziną, reikia vokelis ir čia pabandyti įkišti, o paskui tenais jau ten po to susijungsit patys tenais, nuo siurbliuko tiesiai į baką ir... Taip, tiesiai iš bako mes tiesiog nejungsim dėl suprantamų priežasčių, tenais per tiek metų senas benzinas nugaravęs, pasidaręs klampus mišinys, kaip sakant, lietuviškai būtų garažinio žargono išsibezdėjęs. Tai čia šlangutė irgi sušalus, oras tikrai, žinokit, labai nemielas širdingas. Jo, ir čia papampuoti. Tai čia papampavimas. Gal reikia rakteliu pasukti. Ar pompa čia veiks? Reikia pasukti biškutį iš vietą, prilaikyti. Jo, aš pasižiūrėsiu. Aš biškį pasuksiu. Va. Pumpuojasi? Jo, viskas. Veikia čia. Iš tikrųjų, tos kinietiškos gumutės, tai jas buvo prastas. O dabar tik tai, jeigu geras kondensatorius, tai jisai turi iš karto ir užsivesti. Labai perspektyviai šiaip tai vaizdas čia viskas. Žinot, po ilgo stovėjimo būna tas variklis žyk sunkiai, kaip nors starterius. O čia garsas kaip... Jo, jisai ir dirba gražiai. Tai dabar prakiūra duslintuvas tas. Čia aišku nieko nėra. Turėtų būti solo. Nes mes buvom pripylę tą solą. Išbėgo gal. Ateina laikas viskam. Gumos tos irgi nenaudos. Gal ir gumos, jo gali. O dabar tepalo, kur šitas ištraukus įžiūrim. Va čia va tepalo. Jo, tepalo matuoklė. Tepalas irgi niekada nekeistas, bet tepalo yra. Skaidus dar pasakyčiau. Jo, tai ten visai... Max.
Max. Jisai buvo, kaip sakant, pakeistas ir nebevažinėtas su juo buvo. Kągi? Kaip? Pakelį padėk kažkur kitur. Ai, ne, mes čia turim daug rankų, prilaikysim. Nu, kaip, pabandom, taip? Prilaikysim, jo. Patsosus neveikia. Kondensatorius gal vėl. O, žinai, ką mes pabandysim rankiniu būdu patsos užtraukti. Tiesiai įpilsim gal dar benziną. Jo. Panaudosime tiesioginę injekciją. Jo. Į gerklę. Šaltas tada mes Nu, vasarą. taip, oras labai ne tam skirtas. Tiek laiko nekrutėjęs iš vietos. Čia dabar. O, ne čia. Ar... Čia gal viršus. Čia dar nenori nusti. Patsosas gal tas irgi dar reikia. Tuoj, patsosą mes rankiniu būdu pritraukiam. Šiaip tai benzino yra, čia jau pribėgę. Jis nesustoja bėgti. Nesustoja bėgti? Nes yra užsikirtęs, visas pilnas dabar benzino pribėgęs jau. Nes samatelko. O tada blogai, užsikirta reiškia plūdė. Dabar mes turim tikrai pripildo benzino, bet tai dabar jau gal užpilsim, nes ten gali būti pribėgęs. O? Kokia? Patsosą pridarom? Bet reiškia, bet tai jau gerai. Jo, reiškia nusikosiu, reiškia kažkas kažkur. Reiškia šitas geras. Reiks. Tai kad velneliais, ne? Tai bus įsijūta. O, visi girdėjo. Jau dabar, jeigu daugiau neišgirsiu, tai... Jau, viskas gerai su kondensatoriu. O. Dabar gal netgi reikės paduoti benziną truputį. Nu. Pasaka. Variklys kaip laikrodis. Po šitiek laiko, po šitiek metų, viskas gerai, jau čia šildyt mes jau nešildysim. Nu, šypsena neišeina iš veidų, smagu išgirsti. Jo, tikrą garsą. Galim pabandyti ir dar daugiau, iš tikrųjų. Pašildyt? Jo, pašildyt, daugiau pašildyt, tada šiaip labai švariai variklis dirba. Matote, aušinimo skysčio neaišku čia. Ne, tai dabar toks oras dar. Tai vesdavas lengvai. Pasaka. Kaip atsidaro bagažnikas? Ką? Ai, kas svarbu. Čia? Ai, neatsidaro? Neatsidaro, sakė. Reiškia, dar bus atradimų. Šiaip tai vasarą tai ir dirba labai normaliai ir net nebijoju. Važiuodavo jisai minkštai. Ką, rezumė toks, iš vietos pajudėti nepavyks šiandien, tikrai. Tačiau išgirdom garsą, pavostėm dūmą, patenkinti, laimingi važiuom namo į šiltus namus. Nu va, nu ką, tai va taip. Puiku, dabar tęsim atgal tada. Tai va tiek tada.
tos informacijos. Programa minimum padaryta. Taigi, kaip matėme, Vytautui iš tiesų pavyko užvesti, viskas tvarkoj, gaila mes tik tai šiandien nepajudėjome, bet nieko, bus dar galbūt ir antra serija, tuo labiau, kad kaip supratau, bagažinės dar mes netidarėme. Taip, dar bus surprizų, tenais dar neaišku, kačiuką rasim. Bildą girdėjom kažkas. Tiesiog užžadėjo. Šiaip įvertinimas Moskvičius, dabar savininko nėra, bet labai mandagus. Labai, reiškia, turi tokių gyvenimo traumų, tai viskas gerai, bet kaip Moskvičius nėra perpuvęs, nėra iškritęs, nėra, reiškia... Dešimtbalė sistema kiek duotum balų? Čia kaip Moskvičio ar čia kaip mašinai? Kaip Moskvičio. Kaip Moskvičio 7, normalus 7, kol kas vizualiai, nes šiaip tai salonė, viskas savo vietose, viskas neištrupėjusios kažkokios plasmasės, kaip būna. Tai tu dusintuvą, kaip ir girdėjote, gausim dovanų dar, kas trūksta. Aišku, dugnų nežiūrėjau, bet vizualiai, va, duris, čia yra pajodavimai, tai čia yra kaip ir geras dalykas, nes tai yra prieš tai savininko rūpinimas šituo transporto priemonė pasiekmės. Ta prasme, čia tepalai visur bėga, o tai reiškia, kad buvo pritepta, tikrai nuoširdžiai. Ir aš dar kartą pasakysiu, labai nustebęs. Ta prasme, iš to viso laikotarpio, vos ne pirmas kartas, kad žmogus nusipirko automobilį pagal paskirą, bet pats teisų neturėjo, samdė kaimyną, draugą ar ką tenais vairuotojų ir taip visą gyvenimą važinėjo. Klausimas natūralus, kodėl jis tų teisų neišsilaikė šiaip? Gal buvo negabus tam? O gal labai mėgo išgerti? Galbūt. Tai va, tai ačiū labai. Ačiū uždėmesį. Bandysime krauti, dar kokią fotkę įmėsime. Ačiū. Ką čia pasakysiu, karučiais vežam, karučiais.